Sveiki, aš esu dailininkė Sigutė Ach. Ir šiame video aš norėčiau šiek tiek pristatyti savo kūrybą, bet galbūt daugiau net ne vaizdais, o procesų ir pamastymais. Ir šį video įrašinėju turėdama tikslą turėti tokį kaip ir truputėlį ilgesnį intro į užduotį, kurią vėliau žadu jums duoti atlikti savarankiškai. Tai tikėtina, kad šiuo metu, kai žiūrite šį video, jūs matote ir mane šalia, bet galbūt šis video bus rodomas ir savarankiškai jau visai mane paliekant mano gyvenimui, kas irgi gerai. Norėsiu kalbėti apie unikalumą ir kūrybą, nes tai pagrindinės mano temos žmogaus kūrybiškumas ir kūrybinės galios, kodėl jos kartais yra tarsi paslėptos nuo mūsų. Man tai pačiai yra viso gyvenimo tyrinėjimas ir atradimas ir aš mėgstu apie tai kalbėti, dalintis mintimis ir mėgstu, kai kas nors su manimi irgi tą temą kalbasi. Tai tam, kad jau tikrai mane identifikuotumėte, nes aš savarankiškai filmuoju šį video spontaniškai, tik truputėlį pasiruošus, dėl to nežinau, kur mus nuves šitas mano monologas ir kad galėtumėte iš tiesų suprasti tai, kas čia su jumis kalbasi, tai su jumis kalbasi tokių visiškai nerimtų paveikslėlių autorė. Jau tikrai ne vieną dešimtmetį Lietuvoje vadinama Sigutė Ach. Ach yra pravardė kažkada sėkmingai prilipusi. Ir aš, taip žaidžiu ir galbūt nešu tą savo vaikystę jau ir į visai brandaus amžiaus laikotarpį. Tai jeigu mane jau pažinote, dedu savo darbus į šoną. Ir noriu jums parodyti, nuo ko vis dėlto prasideda kūryba, bent jau ant mano darbo stalo. Vienas smagiausių mano gyvenimo atsitikimų buvo tai, kad aš nemokėjau piešti, bet labai mėgau. Kaip galima, pavyzdžiui, tai suderinti. Aš iš tiesų mėgaujuosi priešybėmis ir mėgstu jas suderinti. Ir viena iš jų yra tokia, taip, lygiai taip pat žmogus, būdamas kokių 3 metų, gali labai mėgti šokti, bet dar šokti nemokėti. Bet tai nereiškia, kad reikia mesti šokti. Ir kol vaikui neįtikina, kad ten jo nepakankamai ilgos kojos, tai jisai šoka su dideliu malonumu. Po to tenka nemažai padirbėti su savimi, kad vėl leistum savo šokti taip, kaip tau gaunasi. Na, tai aš buvau tas vaikas, kuris kažkurio tai momentu nusprendė vis dėlto šokti, nesvarbu, ar kitiems atrodo, kad tai rimta ar nerimta. Ir jeigu dar atsimenate pavadinimą Nieko rimto leidyklos, kuriai jau virš 20 metų, tai pavadinimas Nieko rimto atskrido nuo mano lūpų į knygų viršelius. Nieko rimto sakydavau aš apie savo kūrybą, nes, iš tiesų, kas rimto gali būti, tokiuose pasvaičiojimuose. Bet aš tikrai su didelė meilė vadinu juos pasvaičiojimais, nes man tai davė labai, tiesiog pilnavertę realizaciją. Ir dabar esu pilna savęs ir galiu ją su jumis pasidalinti. Tai gal dar grįšim vėliau prie šių kortelių, gal ne, bet norėčiau tiesiog pradėti nuo žodžio unikalumas. Pabandom tai pavaizduoti grafiškai. Tam mums reiks lapelio ir jūs neužilgo irgi turėsit lapelį ant savo stalo. Ir, pradžiai, tarkim, mes neturime jokios nuomonės apie šią akimirką, esam neutralūs. Bet galbūt mano pakrizenimai pakėlė nuotaiką ir arba saulė per langą nušvito. Na ir dar įdedam truputėlį blaivaus proto ir laiko pojūčio mėlynos spalvos. Kokios spalvos jums yra laikas? Ir tada
tiesiog leidžiam viskam susilieti į vieną, nes mūsų gyvenime nieko nėra atskirai. Džiaugsmas, liūdesys, neutralumas, įžvalgos, logika, viskas persimaišo nuolat. Ir visą laiką vis skirtingais santykiais. Kai ko pastebim, kai ką nepastebim, yra dar likimas arba, nežinau, kažkoks tai momentas, kur lašas būtent susiformuoja ten, kur labiausiai buvo saulėta vieta. O juk galėjo susiformuoti kažkur kitur, bet kažkieno ranka pastumė diskelį vienaip ar kitaip. Ir štai mes turime unikalumą. Jisai, žinoma, priklauso nuo visų aplinkos sąlygų. Kaip ir šita dėmelė, tas, kas yra nepakartojamas, unikalus, vienkartinis, pavyzdžiui, šis mirksnis, jisai tuoj ir praeis, vėl pasikeitęs, įgavęs, jisai bus nuneštas į ateitį, atsineš kažką iš praeities į dabartį. Ir tame veiksme mes nuolat kaip kokioj laiko upiai, arba netgi gal laiko sūkuryje sukamės, nes man kažkodėl kyla įtarimas, ir čia jau reiktų klausti Einšteino, tai kaipgi vis dėlto yra su tais laiko srautais. Nes kodėl mums visada, kai įdomu ir gera laikas teka greičiau, arba mes jo net nejaučiam, o kai reikia laukti, tai net ir minutė visą amžinybę. Tai pabandysiu tiesiog dalintis savo mintimis ir galbūt kada nors gausiu atsakymą iš jūsų, gal net ir jūsų pačių gyvenimų. Tiesiog po 10 metų aš matysiu, pajausiu kažką pasaulyje pasikeitusio arba atpažinsiu savo mintį, kurie apaugo žmonių gyvenimais. Nes dabar dalyvauju drauge su jumis šios akimirkos virpėjime. Taigi unikalumas yra dovana ir tuo pačiu, kas gali likti neišreikšta, neapčiuopta. Ir mes dažnai tą dalyką turime kaip turtą, suprantame, kad taip, aš esu unikalus ir nepakartojamas, bet išreikšti savo unikalumą yra pavojinga ir nieks per daug to neskatina. Visos sistemos socialinės, kurios nori mus integruoti, o mes irgi norim būti integruoti, jos dažniausiai sako prisitaikyk arba mirk. O tuo pačiu tie, kurie vis dėlto sugeba net ir prisitaikydami nenumirti, vėliau juos sėkmingai numėgdžioja ir paverčia etalonais. Na, visa raida yra tokia kova. Unikalumas reikalingas, bet nedideliais kiekiais, o po to vėliau mes tą nunešime į mases. Tai be unikalumo negalim, o jei per daug unikalumo, tai turime visišką chaosą. Bet yra viena vieta, jūsų pačių, jūs. Kiekvienas kaip atskiras, visiškai atskira galaktika, pavadinkim taip, kad taip nebūtų labai ankšta mūsų minčiai, nes mes esam pakankamai sudėtingi, kad negalėtume būti lengvai perskaitomi ir mumise gali vykti begalė dalykų, kurių mes galbūt visų iki galo ir neįsisąmoninsim. Tame ir yra sąmonės fenomenas, kurį lig šiol žmonės tyrinėjantys sąmonės procesus ir sako, kad kosmosas šiai dienai ištyrinėtas yra daug geriau negu žmogaus sąmonė. Taigi aš ir šneku turbūt apie kokį procentėlį viso ko, tai manyčiau, kad natūralu, jog jūs irgi tyrinėsit ir atrasit galbūt visai kažką kitko. Bet dabar pabandom įveikti bent jau pasipriešinimą unikalumui, nes jeigu būsiu unikalus, tai koks būsiu? Nėra jokio testo unikalumui patvirtinti arba ten kažkaip jį atžymėti kažkokiais tai balais, nes unikalumo nėra su kuo palyginti. Ir tai reiškia, reikia pakankamai daug drąsos būti tokiu, neaišku, ar prireiks manęs tokio, o ne kitokio. Žmogus yra panašus į knygą, tik tai ta knyga yra auga, kol skaitoma. Įsivaizduojat, jeigu būtų toks kūrinys,
jūs skaitote ir vien nuo to, kad jūs tą knygą skaitote, jinai pradeda keistis ir jinai pradeda didėti ir joje pradeda įvairėti viso ko, jeigu jūs labiau dar gilinatės į tai ir gilinatės ir atrandate. Tai tiesiog mano pasiūlymas būtų pabandyti šioje pamokoje, paskaityti save kaip tą knygą, ne kitą, o save. Bet jeigu mes savyje pateikiame unikalumo siekį kaip mokėjimo super gerai prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygos siekį, dar sik pakartosiu, mokėjimo super gerai prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų siekį, tai durys į kūrybiškumo kambarį tikėtina atsivers. Nesąmonė sakys, prisitaikyti yra svarbu. Ir tokiu būdu gaunasi, kad mes tarsi viduje grūmamės su kažkokia cenzūra. Kad kažkas nori, įtakoja, priešinasi, pritaria. Tai kiek tų mūsų aš yra? Su kuo šnekamės, kai pradedame dėrybas su savimi, kas sąmonėje už ir prieš, kiek manęs yra mano mąstymo lauke ir kas iš vis esu aš. Šie klausimai nėra atsakomi permanentiškai. Jie taip ir lydi mus, bet tai nereiškia, kad mes į juos neatsakinėjam. Nes jeigu į juos neatsakinėjam, reiškia tiesiog nežaidžiam šito žaidimo, kad aš unikalus. Prisitaikom ir bandom maksimaliai nenukrypdami nuo normų pragyventi gyvenimą. Na, o normos yra tas, kas reguliariai sensta, tiesa, ir nebetinka. Na, bet apie tai vėliau. Vis dėlto pabandom išreikšti save. Tai reiškia, reikės pirmiausia save apžiūrėti. Tai veidrodis vienas iš variantų, bet tai žvilgsnis iš lauko, vėlgi į gan tokį išorinį dalyką, kaip aš atrodau. Sergu ar nesergu, aukštas ar žemas. Bet jeigu galėtume vis dėlto labiau bandyti save skaityti, tai reikėtų save pabandyti apčiuopti save kaip mąstymo erdvę, kaip mąstymo, vėl pasakysiu galaktiką, bet tokia mini, kol kas portatyvinė, įsivaizduokit tarsi modeliuką. Nes taip, nuo to, kad jūs vis save daugiau tyrinėsit savo mintis, tuo daugiau to, kuo toliau mišką, tuo daugiau malkų, čia labai tinka, nes mumise yra tiesiog turbūt galaktika irgi. Tai mąstyti apie savo mąstymą, minčių lauką, apčiuopiant kaip kūrybos kambarį tą lauką, kuriame pilna patirčių. Toks būtų mūsų kaip ir pirminis uždavinys. Suvokti tą, revizuoti savo turinį, apžiūrėti. Tai iš ko aš šiai dienai esu padarytas. Arba netgi nebandyti globaliai, manyčiau, kad jo per sudėtinga užduotis. Paimti ir čia dabar revizuoti per kokią 20 minučių ilgiau sąmonės dėmesio net nesulaikysim, nes vienintelis įrankis yra dėmesys. Tai tas irgi lavinasi, bet tarkim dabar turime tiek tai dėmesio ir galime bandyti save apčiuopti. Tai neapčiuopsi ten nuo pat gimimo iki pat to, iki visų vertybių, čia jau dabar, bet pabandykite tokį momentinį žvilgsnį mesti ir netyrinėdami tarsi vėl grįžti čia ir pamatysite, kad esat labai dideli. Visko tiek daug, kad neįmanoma aprėpti vienu tokiu žvilgsneliu vidiniu. Tai toks yra kūrybinis visokių įspaudų, atsiminimų, patirčių ir dar visko pilnas mūsų mąstymo laukas. Tam, kad mes apie kažką tik tai galėtume rimčiau pamastyti, mes tarsi turime išfragmentuoti kažką vieno. Pavyzdžiui, čia yra, tarkim, 5 dienos minutė ir mes jau galime ją biškelį moderuoti. Kas įdomiausia, per tą minutę mes vėl ateisime į savo begalybę. Tai aš tą užduotį po truputį darysiu, nes aš noriu
kad jūs kažkaip tai vėliau patys tokį panašų dalykėlį padarytumėte. Tai vat jeigu, tarkim, čia tų minčių būtų vat irgi fragmentas, bet čia yra kelios mintis, tai mes vienu metu jų apžvelgti negalime, bet kažkurią tai vieną pasiėmę mes galim pradėti analizuoti, judinti. Ir mano tas žaidimas, dėmelių žaidimas, jisai tiesiog nebloga iliustracija viso to. Tai tam aš dar pasitelkiu tokį kaip ir popierėlį, mėgstu labai visokios šiukšlytės. Jeigu mūsų uždavinėva, sakykime, taip atrodo mūsų prisiminimai, koksai, nežinau, mikro dalis mūsų prisiminimų ir galima sakyti, Dieve, kokia košė mano galvoje, taip visų galvoje iš tiesų yra košė, kai kur labai netgi stipriai koncentruota. Bet, tarkim, jeigu aš išsiimsiu iš šitos košės, tarkim, atsimenat, geltoną ten mums pasivogė tikrovė, lašas būtent ant jos sustojo, mes galim ją pasikompensuoti iš kokio atsiminimo. Bandau, gal ne visai aišku, bet po truputį. Suprantat, įdomiausias sąmonės momentas yra tai, kad jinai iš tiesų labai moka išsiaiškinti. Jinai gali išsiaiškinti gal nebūtinai pilnai teisingai, bet jinai mes hipotezės. Mąstanti sąmonė, jeigu nenustosim mokinti sąmonės, nenustosime mokinti sąmonės dirbti, o mes galim išmokinti nedirbti sąmonę. Čia labai lengva. Daug sunkiau palaikyti sąmonės norą analizuoti, ieškoti, daryti išvadas, grupuoti. Tokiu būdu, iš tiesų, ir mes homo sapiens ir būnam, o visa kita tai jau tada yra gamta ir gamtos programos. Matot, aš dėlioju kažkokius tai fragmentus. Jie nieko nereiškia, lygiai taip pat kaip nieko nereiškia ta dėmelė. Ir tos dėmelės situacija keičiasi. Tarkim, nėra šitų atsiminimų, yra tik tai šitas atsiminimas ir jau viskas kitaip. Net jeigu aš pasuksiu rakursą, tai taip mes valdom informaciją. Kažkas atnešė tokią informaciją prie to duoto jau reiškinio, kuris aptarinėjimas, ir jau vėl pasikeitė viskas. Iš to, žinoma, gimsta meniškai tai visokie piešinukai, bet jeigu dabar ne apie juos, tai kaip viskas keičiasi, kai kažką pamirštame, tarkim, mes pamiršom šitą, bet atsimename šitą ir jisai atsistojo centre, nes mūsų sąmonėje niekas niekada nesifiksuoja, nebent yra labai ryškus įspaudas, bet ir tai aplink tą ryškų įspaudą dėliojasi sekantis įspaudai ir keičiasi to atsiminimo kontekstas. Tai pažvelkite į save kaip į fantastišką, nuolat judančią matricą, kuri kaitaliojasi, pati su savimi mainosi. Viena išvada užsilaiko, kita pamirštama, nustumiama. Ir tas visas tas katilas mūsų galvoj verda. Tai jau yra įrodyta tai, kad kiekvienas mes esame visiški kūrėjai. Mes tiesiog negalim nekurti, nes kuria pati sąmonė mūsų viduje. Jis nuolat kažką perdėlioja, nuolat kažką fragmentuoja, nuolat kažką derina su kažkuo valingai ir nevalingai. Ir žinoma, iš kur visą tai jinai ima. Tai labai tas momentas ir įdomus. Galbūt baisokai atrodo šitas dalykas, tai reiškia, kiek daug čia visko mūsų galvoje, siaubas koks šiukšlynas, bet kaip būtų baisu, jeigu mūsų galvoje yra žinios ir kažkokie, tai nežinau, įvykiai markete. Ką iš to mes galime išvirti? Mes pasakėme apie tai, arba patylėjome, arba pažiūrėjome ir tyla, tuštuma. Įdomiausias momentas, aš visada sakau, tai žmogui duotas šansas. Žmogui atrodo čia tylu, ramu, bet norint, kad visai tylu būtų ramu, jeigu biškį nukrypsiu, pavyzdžiui, apie meditaciją, tai tylu, ramu yra va. Tada tylu, tada yra nuraminta. Protas tuo metu yra visiškai tylus ir jame ten vyksta dideli persikrovimai tik tam, kad vėliau jis daug efektyviau vykdytų šitą dalyką, atskirtų, atsimintų.
Nes jeigu tik va šitaip, tai vėliau yra tiesiog sąmonės mirtis. Tai to ir būti nelabai gali, tai apie meditaciją daug nešnekam, nebent tai yra spontaniška, neilgai, nevizualizuojanti meditacija, nemintėjanti kažkokios vienos minties meditacija, o tikrai gili panirtis, kada įvyksta ten tas delta momentas. Bet labai nenoriu nukrypti šitos momentėlius, nes ne apie tai kalbu, kaip tik kalbu apie aktyvumą. Tai kuo daugiau mes turėsim elementų, tuo didesnį pasirinkimą vėliau mes galėsim turėti, kai jau sąmoningai imsim iš savo patirties turinio kažką ir pradėsime dėlioti savo kūrinį sąmoningai. Nes dar noriu kartą pabrėžti, kad nesąmoningi procesai mumise visą laiką vyksta, sąmonė tiesiog pats sąmonės gyvenimas neleis mums nieko neveikti, bet jei nemokėsime veikti, jinai tiesiog vers mus žiūrėti į ekranus, kažkur tai linksmintis, kažkur tai padėti integruoti save, kad nejaustume va tos tragiškos tuštumos, kai yra dvi mintis arba viena. Ką čia pavalgius ir kur čia nuėjus. tas arba, nežinau, kažkokie esminiai poreikiai, bet šalia to ir galbūt tikrai žinot, kad jeigu patenkinam pagrindinius poreikius, kas yra normalu, vėliau atsiranda nuobodulys, toks tragiškas spaudimas, kurio vedami mes dažniausiai vis tiek skambinsim, nueisim, ieškosime žmonių, griebsimės nors ko nors. Dabar labai lengva, žinoma, griebiesi telefono, Facebooko ir jau nebeskauda. Galbūt dar grįšiu prie to, nes čia labai svarbus momentas. Esmė yra tame mūsų turinys. Jeigu mes turime mažai, nesidomim niekuo, skrolinam sau ramiai Facebooką, ir atsikniskite visi. Tai nebus pilno krepšio, pilno patirčių lobyno. Jisai kaupiasi, bet jeigu sekliame vandenyje, tai ir nepagausite didelės žuvies. Todėl, jei norite realiai būti kūrėjais, pirmą turit pasirinkti į savo patirčių lauką pakankamai daug ryškių, efektingų, skirtingų patirčių. Tai smalsumas, žingeidumas, kam bebūtų, noras išbandyti, patirti, bet kur, bet kokia tik tai proga, ir to dar nedariau ir tikrai padarysiu. Tai čia yra pirmoji sąlyga prikaupimo, nes yra laikas, kai mes kaupiam, kažkiek reikia pradžioj prikaupti, primarginti tą lapą, nes jeigu jisai prisimargins tik tai vienoje plokštumoje, tarkim, jeigu dabar persižiūrėjus tas Facebooko juostas, kiek jos dar tau gali rodys valandą, rodys 2, kažkurio tai momentu jūs pajausit, kad viskas, Facebookas nebeturi jums ko duoti. Man atrodo, tikrai ne kartą pavargę praskrolinot iki to, kad jau viskas, jau tada tik tai miegot. Ir jeigu pabandytume apmąstyti tai, ką davė, ką aš išsinešiau, ką tai paliko mano mąstymo lauke, dažniausiai, pajausite, kad kažkodėl tai labai keista, bet iš tenai ateina nedaug turinio. Daug daugiau turinio ateis, jeigu jūs kažką darysite patys. Štai šitame pratime aš norėsiu irgi, kad darytumėt kažką patys. Tai kaipgi vis dėlto su tuo kūrybiškumu ir su tuo irgi faina priešybė, kad kaip ir siūlau būti vartotojais, reiškia vartotojas, žiūrėtojas, klausytojas, jutėjas, skonio jutėjas, lytėtojas, visi mūsų pojūčiai leidžia patirti pasaulį ir jame. Ir mes esam tą pasaulį sukūrę tokį, kad jį galima būtų patirti, kad jį galima būtų tiesiog, nežinau, jisai toks nesibaigiantis, didžiulis. Ir patiriam, prisipildom, bet mes vis dar vartotojai, kol nepradėjom pasakoti apie save, spinduliuoti savitumu,
net ir jeigu bijome būti nepripažintais, nes baimė būti nepripažintų yra didelė ir tiesiog labai pagrįsta raidoje pačioje žmogaus. Mes turim būti pripažinti, integruoti nors kur nors, nes vienatvė dar ne vienai žmogiškai būtybei nebuvo į sveikatą. Ta vienatvė, kuri yra kaip izoliacija. O vienatvė su savimi ir su savo turiniu yra visai kitas dalykas. Tai apie vienatvę tam, kad galėtume sugrįžti jau su savo turiniu. Taigi mes atsitraukiame tam, kad galėtume išgirsti patį save. Pasaulis toks ryškus ir toks galingas ir toks skambantis ir toks visko pilnas, kad jeigu mes su visu tuo turiniu, pavyzdžiui, perskaitėm knygą, pažiūrėjome filmą, net jeigu žaidėm žaidimą, net jeigu kažko, vis tiek mes patyrėm ir emocijų, ir išbandymų, ir kažkokių išvadų, ir patirčių, ir kažkokių naujų gebėjimų įgavom. Vis tiek vyksta kiekvieną dieną, nes žmogus negali nesimokytis, mokysis vienaip ar kitaip, netgi gali mokintis degraduoti, jeigu jau nebėra kitos išeities, bet tada jis ir ten gilins savo patirtį. Toksai yra nuostabus žmogus. Tai atsitraukti tam, kad galėtume suvokti save, savo turinį, viską apžvelgti. Kad galėtume tada pradėti sakyti, aha, tai tas man patiko, tas nepatiko, turėti savo nuomonę. Ir ne tai, kad, nepatiko, nežinau kodėl, arba patiko ir nesvarbu, tai teikia malonumą ir dėl to aš tai aprobuoju, o pradėti galvoti, o kodėlgi man tai patiko, arba o kodėlgi man tai nepatiko, kodėl tai mane erzino, kodėl mane tai nervino ir taip toliau ir panašiai. Jūs jau savo kūrybos kambaryje ir sveiki atvykę, nes jūs jame galite rinktis. O galimybė rinktis ir yra žmogiškame gyvenime esmė. Bet ne galimybė rinktis vieną ar kitą telefono aparatą, o galimybė rinktis, koks esate ir koks būsite. Ko užpildysite savo vidinius mąstymų kambarius, kokio dydžio bus matymo, patirties, išvadų, požiūrio namas. Pavadinkim tai namų. Kol kas. Vadinom prieš tai galaktiką. Tai lems, ką išspinduliuosite. Tai lems pagrindinį jūsų kūrinį šiame gyvenime į jūs. Aš. Kas gali būti aiškiau už žodį aš? Bet jei tik pradėsime gilintis, paaiškės, kad aš netoks jau ir pažįstamas, o jei pavyks, tai norėčiau, žinoma, kad pavyktų apčiuopti aš potencialą, liksime nuščiuvę, kokio gylio ir platumo tai yra žaidimas. Na ir tai yra puiku. O užmegzti ryšį su savimi, tai likti su savimi kažkuriam laikui be išorinių dirgiklių. Tarsi parsinešėt viską, kas jau jums buvo tą dieną arba per tą laiką duota, ir tai tarsi revizija. Atsimenat, sakiau, pasižiūrit ir tada keliat klausimus. Ką mėgstu? Patinka, nepatinka? Atsimenat? Bet tokie klausimai būtinai turi būti užduoti ir rekomenduoju sulaukti atsakymų. Matot, su kuogi jūs kalbatės? Su savo turiniu. Ir priprasti tą daryti irgi reikia, nes mes labai esame puikiai prisitaikę būti nuolat išoriai ir jeigu tik tai kažkas negerai, įsijungia tas šventasis nuobodulio jausmas, o nuobodulys yra toks nepatogus, kad mes taip pat pasidarysime taip, kad mes to nuobodulio nejaustume, nors ko nors tikrai užsiimsime ant staigiųjų. O nuobodulys iš tikrųjų yra signalas, kad mūsų sąmonė yra pasiruošusi
veikti raidos kryptimi, vystytis, kažką tai užsiimti, iš ko bus po to rezultate kūrinys geresnis, įdomesnis, gilesnis, labiau efektyvus jūsų. Tai va, ir nusprendė, kad jūs esat viso šito katilo šeimininkas, sąmonės lauke, jūs sąmoningai tampate iš tiesų laisvas. Ir toje laisvėje tada atsiranda, ir atsakomybės, nes esat laisvi veikti visaip. Mūsų protas renkasi, čia pat yra ir pragaras, ir dangus. Ir galit sukurti ir pragarą, ir dangų kiekvienas iš jūsų. Ir ką jūs sukursit, ką išspinduliuosit, jau turėdami save kaip super kūrybišką mechanizmą, kuris gali kurti, apmąsto, kaupia patirtis, jas perdėlioja, tuoj padaro jas veiksnes. Visą tai jūs galit padaryti, bet kaip per 3 minutės nesukursit pragaro, o kaip sukursit gyvenimą? Ir kodėl turėtumėt nekurti pragaro? Ta lemia vertybės, kurios dažniausiai būna jums įdėtos jau su archetipais. Nuo vaikystės, skaitant pasakas, kad visi tie pragarai anksčiau ir vėliau kažkaip nelabai smagu, netgi ir tam, kas pradžioj visiškai entuziastingai tą juodumą kūrė. Bet šešėlis ir baltumas nuolat grūmėsi šitame pasaulyje ir niekada negalima nieko nei išbalinti, nei išjuodyti iki 100%. O vertybės, kokios jūsų vertybės, sudarys jūs ir jūs būsite toks žmogus, kokios yra vertybės. Pagal vertybės formuosis jūsų pasaulis. Tai reiškia ir tie, kas sups jūs, irgi pritrauks. Taip susikurs ne tik jūs, bet jau ir tai, kas išorėje. Taip ir gimsta nauji pasauliai, žmonių pasauliai. Tai neturėsit vertybių. Kas neturi savo vidinių taisyklių, išorinės taisyklės yra jau parašytos ir jos yra paskelbtos ir jų bus laikomas vienaip ar kitaip. Kai mąstai, tampi laisvas rinktis arba bent jau turėti nuomonę, arba turėti savo teisę reaguoti arba nereaguoti, arba reaguoti kažkaip kitaip, autentiškai, tik taip, kaip galite jūs, nes tokios jūsų vertybės. Tai padaryti reviziją savo vertybių kūrybos kambaryje, radus kūrybos kambarį, galbūt tai vienas pirmųjų darbų, kuriuos siūlyčiau padaryti. Taip, gali atrodyti, kad nuo to, kad jūs savo mintise, aš tiek įsijaučiau kalbėti, kad niekaip negaliu pradėti kurti šito paveikslėlio, bet man atrodo, jūs jau beveik supratot, kad čia turi būti, nes rodžiau prieš tai savo darbus. Tai sakysit, kasgi keičiasi nuo to, kad tiek daug verda mano galvoje ir gerai. Ir vertybės, ir aš jau radau, kaip aš galiu kurti, ir apčiuopiau save, ir perčiupinėjau savo visą turinį, ir prikaupiau begalę patirties, ir jau radau labai daug patirties sudėtos. Ir štai toks visas nuostabus gražus aš, puikiai apčiuoptantis savo mąstymo procesą, savo mintis, galintis žiūrėti į tai kaip į kūrybos stalą, perdėlioti, sudėlioti, kaip aš čia pastumdžiau šitos lapelius. Tai sakysit, ir kas nuo to keičiasi, jeigu tai yra tik tai mano galvoje. Tai iš tiesų neįmanoma, kad tai liktų tik jūsų galvoje. Kai yra mintis, atsiras ir žodis. Kai yra žodis, atsiras ir veiksmas. Kai bus veiksmas, bus ir atoveiksmis. Ir štai jūs jau esate sūkurio viso gyvenimo, sūkurio sraute. Taip jau tiesiog nutinka. Tai visada viskas prasideda, atrodo, taip nematomoje erdvėje, bet tai apsireiškia pakankamai greitai gyvame gyvenime. O nuolat stebėti ir tvarkyti, moderuoti vidinį savo sąmonės gyvenimą, tai, didžiųjų išminčių gebėjimas, kurį verta ugdyti, tai nėra taip, išsiugdžiau kaip paltą pasisiuvau
ir visas nuostabus aš va esu įrėminam ir padedam. Taip, po mirties gal ir taip ir būna, nors labai dažnai, jeigu ta mintis išminčiaus galvoje buvo veiksni ir kurianti, jinai kuria ir sekančių žmonių gyvenimus ir man atrodo, jūs tikrai ne vieną pavyzdį turite žmonių, kurių seniai jau nėra, o jų mintis mūsų galvose toliau kuria mus ir kuria tuos, kurie aplink mus motyvuoja, kelia iš numirusių, jeigu esam tai dienai mirę ir vėl uždega mums naujas šviesas horizonte. Tai va, o dabar manęs sakysit, o jeigu, Sigut, tu čia va šneki, aš jau pavargau, 35 minutė eina, mano jau sąmonė atsijungia nuo tavo čia tauškėjimo, kad nieko tu čia man įdomus nerodai, tik šneki. Jeigu aš nenoriu, pasakysit. Tai nenoriu arba noriu yra patys galingiausi žodžiai iš tikrųjų. Ir aš juos vėlgi pasakysiu. Nuobodulys. Nuobodulys jūs privers arba tapti tiesiog vartojimo daržovę, tiesiog sugersit tą vandenuką, kurį jums palies ir užauginsit tą vaisių, kurio iš jūsų lauks. Arba jūs pasakysite noriu. Ir priimsite pasiruošusios kurti sąmonės signalus ir tada eisit kurti savo gyvenimo. Vat, čia keli signalai vis dar kabo nepanaudoti. Tai kaip tą darysime? Peržiūrėję savo vertybės, nesunkiai susirasime visus noriu, nenoriu. Tuomet bus nesunku išsikelti tikslus, tiesa, nes kažko noriu, kažko nenoriu. O kai yra tikslai, tai reikia susikurti planą. O tada, čia toksai ironiškai, kas čia tokio jo laikytis, bet tai yra iš tiesų sunku ir labai sudėtinga ir tai gali užimti visą gyvenimą. Va, negana to, kad tą planą mes irgi negalėsim kaip paltą pasisiūti ir visą gyvenimą nešioti. Planą, kurį susikursim, turėsim nuolat koreguoti, nes mūsų realybė, atsimenat, jinai nuolat keičiasi. Net mūsų viduje, net nuo to, kad jau dabar pašnekėjot su manim, jeigu būtų čia per vidurį paskaitos, vienas sakius, kitas sakius, jau būtų kažkas tai kito atsitikę. Bet tai ir yra kūryba. Ir štai mes esam prie abstrakčių detalyčių. Ir dabar aš pabandysiu likusias minutės jums pristatyti užduotį. Kodėl toks nerimtas, nieko rimto, taip Sigutė, nerimtas dalykėlis, bet jis atveda mus prie va šitų didelių dalykų, apie kuriuos aš bandžiau jums papasakoti. Tai tiesiog pabandykit pamatyti kažką. Aš, kadangi esu Sigutė ir visur matau visokius drambliukus, zuikiukus, tai mano sąmonė, mano vaikiška sąmonė yra pripratusi žaisti ir aišku, sako, žaidžiam čia kokį nors dramblį. Nors aš ir pasidėjau rašiklį, bet jau rašiklio ir nėra. Nieko tokio. Na, tai jeigu mes žaidžiame dramblį, tai paieškom to dramblio akių. Na ir štai čia tada bus dramblys. Belieka tik tai nupiešti straublį. Bet lygiai taip pat tai gali būti ne dramblys. Na tada čia būtų sparniukai ir sveiki atvykę į Sigutės Ach pasaulį, taip? Bet tai gali būti ir ne dramblys. Tai gali būti ir vėžlys. Na, aš bandau savais būdais jums parodyti. Jūs matysite visai kažką kitko ir jau gal ir matėte. Ir siūlau iš karto atkreipti dėmesį, kokiosgi pirmiausia atėjo mintis ir tada turėti drąsos padaryti išvadą, kodėl būtent tas, o ne kitas vaizdinys kilo jums visų pirma. Kodėl tai priminė tą, o ne kitką. Ir kas jūsų galvoje, poreikiai, ar kažkokie kiti dalykai, kurie taip stipriai uždengė sąmonės lauką, kad negalvot apie juos negalėjote. Va, čia pasirodo sraigė. Sraigė su nameliu, mano sąmonė turbūt net miegant nupieštų tą dalyką, nes aš esu labai daug apie tai galvojus. Man nuo pat seno pasakymo tyliai šliaužia sraigė Fudzi kalno papėdėje, haiku.
kas rodo, kad ir labai mažytis veiksmas mus veda į didžiąją viršūnę. Tai mane įgalino nuolat įvairiai vis nupiešti tas sraigės, kurios tai šliaužia, tai eina, tai geria arbatą. Bet sraigė apsigyveno man kaip simbolis kažkokio ėjimo, judėjimo ir tuo pačiu turtingo vidinio pasaulio. Tai nors jūs matot visiškai vaikišką piešinuką, atrodo iliustruota vaiko knyga, bet kaip ir Mažo princo iliustracijos pieštos Egziuperi, jos yra truputėlį, turinčios dar ir kitą gylį. Man tai yra svarbus dalykai, kurie gal visai vaikui ir nebūtinai reikia juos suprasti, bet vaikas matys savo, suaugęs matys savo gero kūrinio požymis, kai jį gali skaityti įvairaus amžiaus skaitytojai. Žiūrėkit, man visi šitie lapeliai dabar čia puikiai integruojasi. Bet noriu dar parodyti kitą dalyką. Šitoje žaismėje, jūsų užduotyje, aš dar tiksliai nežinau, bet manau, kad turėsiu ir žurnalą. Ir visas šitas žaidimas gali vykti ir naudojant žurnalo iškarpas. Pavyzdžiui, ta žalia spalva irgi tiktų sraigiai, arba va šita va melsva, arba kažkokios tai linijytės, jas irgi galima tiesiog pasiimti ir pabandyti integruoti. Ir visą laiką laikant, nes jeigu žaistų šitą žaidimą trečiokas, jisai tiesiog įsijaustų vaizduoti sraigės gyvenimą ir tai jo amžiuje yra tinkanti užduotis. Jums tai yra užduotis suvokti, kaip mūsų sąmonė sugeba kažkaip keistai viską integruoti. Štai dar visai kita mintis atėjo ir išstūmė šitą žalią mintį ir vietoj jos atsistojo, o žalia mintis nenori pasitraukti, taigi jinai bando integruotis kitaip. Ir mumise nuolat vyksta šitie procesai fantastiški, apriepti savyje, apriepti tą kūrybinį procesą, o vėliau išmokti jį moderuoti, tai yra suaugusio žmogaus normalus tikslas ir tada mes ir kalbam apie tą didįjį kūrybinį potencialą, kurį mes atrakiname ir turime. Ir paskutinės minutės apie tai, kad kol mes nepasakėm nei žodžio apie tai, ką mes kūrėm, sukūrėm, patyrėm, mes esam nebylios žuvys, nors ir labai giliame vandenyje. Tai šitoje užduotyje aš prašysiu, kad jūs rašytumėte, kaip kad tarkim, čia yra parašyta tik frazelė. Šis kūrinys vadinasi Prie įsivaizduojamos jūros. Bet šitame sakinyje, kaip matot, galime vėliau pasakyti, kad tai yra knygos pavadinimas ir perskaityti knygą Prie įsivaizduojamos jūros arba kokią apysaką. Man atrodo, kad tikrai yra tarp jūsų žmonių, kurie, štai čia viršelis, Prie įsivaizduojamos jūros, mes jau matom nuotaiką, matom kažkokią tai tokią dėlionę, ir apie ką maždaug tai bus, galime ir nujausti. O gal ir negalim, bet įdomu būtų perskaityti šitą knygą. Perskaitykit save kaip knygą. Tai savo kūrinį jūs sudėliosite, sulipdysite, kažką nupiešit, kažką nenupiešit, kažkas bus pavaizduota, o gal tik bus kažkokia dėlionė. Svarbiausia užduotis bus verbalizacija, nes išreikšti save žodžiais, tai reiškia apreikšti savo sąmonės gyvenimą išorinėme pasaulyje. Mes turime jūs išgirsti, taigi duokite save išgirsti kitiems, o kad jie jūs išgirstų, kalbėkite sklandžiai ir turtinga savo gimtąją kalbą, kad vėliau galėtumėte kalbėti ir kitomis kalbomis, kad jūs išgirstų ne tik tėvynainė, bet ir visas pasaulis. To aš jums labai labai linkiu. Leiskit save išgirsti žmonėms, o tai reiškia visų pirma, išmokite kalbėti apie tai, ką jaučiate, ką girdite, ką patyrėte. O tam, kad apie tai kalbėt, turėsit pirmiausia apie tai papasakoti savo. Kažkaip savyje darant tą reviziją, apie kurią aš ir kalbėjau. Tai kaip jums patiko Sigutės Ach pamoka, ką jinai jums davė, kokia jūsų reakcija į tai. Aš pasiruošęs visą tai išgirsti, jeigu norėsite man pasakyti. Labai ačiū, kad manęs klausėtės. Ir iki pasimatymo gyvoje pamokoje.